Na ką, sveiki, su jumis sveikinasi Emais, biški pailsėjęs, atsigavęs per savaitę, susidūriau vėl su ta pačia bėda, kuria ir anksčiau buvau susidūręs, tai kad man vėl sunku yra pradėti kurti vaizdo įrašus. Tai po visos savaitės vėl tas pats atsirado dalykas, kad tiesiog pradėti, pajutau, kaip pradėti yra labai sunku vėl. Tai va dabar aš čia, pavyzdžiui, prieš šitą vaizdo įrašą, prieš keletą 30 sekundžių, aš sėdėjau ir galvojau, ką čia pasakius, ką čia sugalvojus, kaip čia paspausti tą rekord mygtuką. Na į ką, ir paspaudžiau. Pagalvojau taip, kad tiesiog dienotvarkį turiu užsibrėžęs, kad taip turiu padaryti keletą dalykėlių. Tai pavyzdžiui, tiksliau, šiandienos diena turėtų būti visa apie Vault Hunterius, 10 epizodą, paskui padėti aplink namus, tai aš jau įsirbliavau, toje eisim kept su muotynike maistą, paskui kievo kokletus, man atrodo, ir paskui tiesiog varyt, žiūrėti, galbūt pasivaikščioti ir paskui jau dienos gale eiti į Impro Kauną. Tai ten turbūt irgi nuvarysiu, žiūrėsiu kaip ten bus, bet matome esmė, vienas iš tų visų dalykų, kur išvardinau, buvo FLL'as, šitas kanalas, trumpinys, ir tiesiog, ką žinau, sunku man. Nesuprantu, kas tiksliai yra ant tiek blogai čia kalbėti su jumis, kad yra taip sunku pradėti. Šiaip tai su jumis, tai man nieko nėra. Bet kažkas su savyje tiesiog kažkoks yra balsas, kuris tiesiog sako, kad va, tu geriau nedaryk, tiesiog ten panašiai. Nusišneki, panašiai, turbūt, taip sako, neklausiu, dar kol kas. Ir ką, tiesiog pasisakiau savo, kad va, paimsim ir kad ir kas bus, kaip paspaudžiau aš tą rekord mygtuką. Pasakiau savo, paimsim ir tiesiog būsiu čia 20 minučių. Ne mažiau, ne ilgiau. Būsiu čia 20 minučių ir kad ir kas ateis į galvą, kad ir neuploadinsiu vaizdo įrašo šio, vis tiek paimsiu ir galų gale tiesiog paimsiu ir įkelsiu. Arba įkelsiu, arba neįkelsiu. Jėtus. Turbūt vis tiek įkelsiu. Vis tiek šis tas bus. Bet taip, pasisakiau savo, kad tai bus ta laisvė. Nes vis tiek, kaip ir galima sakyti, prisidėsiu prie FLL-o, prie savo tiesiog tokio buvio, kad aš link to dirbau, bet tiesiog galbūt neišėjo, galbūt tiesiog nesinorės uploadint dar kažko, galbūt daug tų pauzių bus ir panašiai. Vienu žodžiu, nežinau. Turim dar 16 minučių. Noriu pasakyti, gal iš karto tada pasakyti apie tą sąrašiuką, kurį dariau. Ten tą iššūkį, kur dariau prieš kokius 2-3 savaitės, kur surašiau keletą, kiek spėjau, surašiau keletą savo mąstysenos tokių svarių idėjų ir tiesiog išsakiau ant popieriaus lapo. Dokso, tiksliau. Ir ką? Labai didžiuojuosi jo. Jis toksai neliteratūriškas, nėra pastraipų, yra daug klaidų turbūt, bet tai yra mano sąrašiukas. Tikrai rekomenduoju nueiti, pažiūrėti, paskaityti jį. Ten yra visai gerų dalykėlių prirašyta. Ir tai, ką aš mokau čia, ir tuo pačiu dar yra linkai į mano vaizdo įrašus, ten, kurie yra susiję su ta, kaip čia pasakyti, mintim, idėja.
Į ką? Į nieką. Paskui, ką žinau, kažką reikia daryti man dėl tos finansinės savo kanalo dalies, nes kaip matot, kol kas yra vis tiek tik mąstysena. Reikia kažką pradėti galvoti ir apie finansinės dalį. Aš galėčiau pakalbėti apie pradėti daryti, kelti vaizdo įrašus apie kriptovaliutas, kaip tiesiog aš investuoju ir ką aš darau ir kokia mano mąstysena aplinkui tai yra. Paskui į kokius projektus esu įlipęs biški. Paskui reikėtų savąjį kelią gal pradėti daryti. Kitas greitas nuokrypis. Ar jūs žino, dėl ko aš va šitus vaizdo įrašus darau? Kaip čia pasakyti? Trumpai apibendrinus, 60%, čia apytiksliai, čia tiesiog iš galvos išimti skaičiai mano, bet tiesiog 60%, sakyčiau, aš tai darau dėl savęs, dėl to, kad pažiūrėti, kiek po kurio laiko būsiu nuėjęs, pamatyti visą tą progresą, tuo pačiu, kaip čia pasakyti, save analizę pasidaryti, tiesiog analizuoti save. 20% kitų yra padėti žmonėm, tai pavyzdžiui, jūs biški, kaip čia pasakyti, inspiruoti, kaip lietuviškai, vienu žodžiu, inspirint, vis tiek jau turbūt čia anglų yra daug, inspirint jūs, daryti savo dalykus, siekti savo tikslų, ir 20 kitų procentų yra tiesiog kaip ir iš pajamų pusės, nes vis tiek galų gale, jeigu kažkada 500 subų surinksiu, tai čia gali būti, kad kažkas ir gausis. Ir to pačiu, ir vienu žodžiu, matot, didžiausią proporciją savo dalies esu davęs ne kažkokiem išoriškam veiksniam, kaip pavyzdžiui pinigui arba šloviai, arba, ką žinau, tiesiog išoriniam veiksniam, bet didžiąją dalį esu šitą dalyką darau dėl savęs. Dėl savo vidinės pusės, kad man žinau, kad reikia važiuoti tokių dalykų. Man reikia biški tokio, ką žinau, parodyti, koks aš autentiškas galiu būti, parodyti, kiek aš galiu, savianalizę turėti prieš save. Ir kitas dalykas, viską, ką aš turiu, pavyzdžiui, išmokęs iš kitų žmonių, iš kitų kanalų, arba tiesiog, ką žinau, savo mąstyseną, kokią aš turiu tvirtinuos, kokią noriu turėti, kad aš paimčiau ir įsakyčiau tai. Tai yra labai svaru man, nes viskas, ką mes, pavyzdžiui, išmokstam, panašiai, tai viskas, kaip ir galima sakyti, nueina į tą, net nežinau kaip pasakyti lietuviškai, vėl angliškai, subconscious mindą. O conscious mind'e būna tik tai tie dalykai, ateina visos šios idėjos lengviau, jeigu tu jas paimi, išsakai, arba paimi iš savęs išgirsti, iš savęs pasakyto. Tiesiog, nežinau, tiesiog labai svarbu yra tikėti savim. Ir tada tiesiog bandyti kažkaip leisti savo labiau pajusti, kad tu esi vertas ir kad tu tiesiog tai gali ir tu tiesiog, ką žinau, pavyzdžiui, dabar darau iššūkį YouTube'ai, su YouTube'u susijusį, kad negaliu savaitę šią žiūrėti vaizdo įrašų. Nusprendžiau taip, dėl to, kad man reikia to. Nes aš žinau, kad kiekvieną kartą, kai paimu ir jeigu aš
atidėlioju kažką, procrastinate'inu, tai dažniausiai mano tas žindukas, čiulptukas būna tas nuėjimas į YouTube'ą. Va, čia gerai, aš to nedarau dabar dalyko, kurio man reikia daryti, bet aš užtat galiu paimti ir nueiti į YouTube'ą ir tiesiog pasižiūrėti kokį nors self-help tų vaizdo įrašų. Tuos, kuriuos aš žiūriu, apie šitos, kuriuos kalbu. Pavyzdžiui, Julian Himself, ten, visus tuos kūrėjus, kurie, ten emociškai papildo, tiesiog mąstymą pakeičia. Ir tiesiog aš nueinu ten ir aš pradedu jo žiūrėti ir aš jaučiuosi, lyg aš kažką daryčiau. Spėkit, kas būna. Spėkit, ką darau. Bandau padaryti savo sunkiau, nedaryti savo, kaip čia pasakyti, ne karjeros, bet žingsnių į priekį. Darau taip, kad būtų lengviau daryti žingsnius į priekį, bandydamas anuliuoti tos žindukus savo. Tai pavyzdžiui, YouTube'as. Ir kas bus gaunama iš to. Dabar, pavyzdžiui, paimu, padarau šitą savaitę, kol kas visai gerai sekas, aš paimu, pastebėjau tokią tendenciją, jeigu aš paimu, nieko neturiu ką veikti, aš paimu, paspaudžiu YouTube'o mygtuką ir tada paimu ir išeinu. Man antiek yra užsifiksavęs tas habitas, tas impulsas tiesiog eiti į YouTube'ą, kad aš paimu, aš žinau, kad, iššūkį darau ir panašiai, bet aš vis tiek paspaudžiu mygtuką ir tada išeinu. Tai yra labai keista. Pamatyti, kaip, tie įpročiai tiesiog egzistuoja pas tave. Ir tiesiog, jo, pamiršau, ką norėjau sakyti. Ir tiesiog, taip po lėto bandau, tą žingsnį atgal padaryti kuo sunkesnį, kad eičiau tiesiog, kad būtų lengviau daryti savo dalykus. Ir ką žinau, man atrodo, lyg ir gerai sekasi, sekasi tai sekasi. Nebuvau dar nei vieno pasižiūrėjęs kol kas. Tikiuosi taip ir bus visą savaitę. Ir kas svarbiausia yra, kad šitas savaitės iššūkis yra ne tai, kad per šitą savaitę reikia kuo daugiau padaryti panašiai. Ne. Per šią savaitę tu turi paimti, padaryti tai ir paskui po tos savaitės, jeigu grįši į tą visą, kaip čia pasakyti, visą habitą, visą, šitą, vėl ratu, tai tu jau vieną kartą tai būsi padaręs. Tu tai turi būtinai savo pasisakyti, nes tu jau vieną kartą esi padaręs. Tai kodėlgi, jeigu tu sugrįši į tą ratą vėl užburtą, kodėl to paėmus ir nepadarius vėl to paties? Tu jau vieną kartą padarėjai, nėra jokio reikalo paimti ir nepadaryti dar sykį. Jeigu tai jauti, kad tai tau pasunkina siekti savo tikslų. Aš čia ir savo sakau, ir jūs galite turėti visokias formas, va šito dalyko. Jūs galite turėti, ką žinau, kokį nors rūkimą, jūs galite turėti kokį gerimą, kokią priklausomybę. Jūs galite turėti kokį nors, ką žinau, self-sabotažo pusę, su kuria irgi galima taip dylintis. Jūs galite turėti gal kokią tą hustle, vien tik darbo mąstyseną, gal pavyzdžiui, jums reikia biškį mažiau. Ir tiesiog žmonės turi visokiausių bėdų. Ir tiesiog vieną kartą padarius taip, kad tiesiog tos bėdos nebeliktų arba jai sumažėtų,
niekas nesako, kad jūs paskui negalėsit to vėl padaryti. Kitas dalykas, kitą kartą jau nelabai turėsit netgi tokio, kaip čia pasakyti, excuse'o to nepadaryti. Nes jau būsit vieną kartą padarę. Ir kitas dalykas, dabar yra iššūkis man, ne? O pavyzdžiui, po kokių 2 dar tokių iššūkių, gal pavyzdžiui paimsiu aš ir tiesiog padarysiu tai savo gyvenimu. Gal tiesiog man nebereiks jau žiūrėti vaizdo įrašų, tiesiog dėl to, kad aš paimu ir nedarau savo dalykų. Tipo, kad jausčiausi geriau, kad aš nedarau savo dalykų, gal aš pradėsiu juos daryti po kokių dar tokių 2 iššūkių. Viskas yra progresas, viskas yra kelias, viskas eina po lėto, viskas ugdosi pas jūs po lėto. Jo. Nežinau. Aš labai tikiuosi, kad padedu jum. Vis tiek smagu. Nors ir 20% dėl to, bet vis tiek 20% yra 1/5 viso tikslo, kodėl čia tai darau. Vis tiek didelis procentas. Ką jūs čia su manim pabuvot 16 minučių. Ką žinau, jeigu jūs tiek pabuvo dabar su manim čia kažkokio 18-mečio kalbant, klausėtės, gerai jum. Jum dar neblogai. Turbūt. Jėtus tie attention spandai, tas, kaip čia pasakyt, dėmesio sutelkimas tose jaunesniuose žmonėse dabar, tai taip pat turiu omeny 12-15 metų vaikuose. Lemba, nežinau kaip bus. Man su to reiks gyventi dar ilgą laiką. Įdomu, kaip ten bus. Tikiuosi gal nebus dar siaubingiau. Nes dabar, kodėl aš čia taip sakau, dabar yra tokios maždaug statistikos išėjusios, kad dabar va tokius vaizdo įrašus žmonės nusprendžia per savo kažkur 12-20 sekundžių žiūrėjimo, ar juos žiūrėti, ar nuspausti nuo jų. Ir tiesiog, nežinau, aš turbūt visas 7 kažkur sekundės tiesiog paėmiau ir pratylėjau. Tai ką jie čia, visi klikina jau. Ir va tame esmė, turit ateiti čia dėl kito faktoriaus negu entertainmento. Nes aš šiaip tai ir nebandau jūsų ten kažkaip tiesiog smagiai paveikti ar kažkas panašaus. Aš bandau jūs kaip čia pasakyti, aš jūs bandau, verčiu susimastyti apie tai tiesiog, ką darot, apie taip, kaip mastot, apie taip, kaip čia atvirų pažiūrų, ant kiek jūs esat. Šiaip tai atviras pažiūros yra labai svarbus dalykas turėti. Tiesiog taip yra. Atviros pažiūros gali labai daug atverti durų. Gali. Kaip juokingai. Atviros atveria. Aš žinau. Taip, tai viskas bus gerai. Ir mano paskutiniai žodžiai, viskas bus gerai, viskas pasiseks gyvenime, viskas, kas jum atsitiks, nuves prie kažko galų gale gero. Taip tiesiog turi būti. Jeigu jūs norėsit to gero. Jeigu jūs pakankamai norėsit to gero, belekas kas atsitiks, bus į tą linkmę. Tai tiek iš manęs. Įdu.
į 1,